Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronics, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. You're a getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're a swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kind of good. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see when I look at you. And in this crazy life, and through this crazy times, it's you, you make me sing. Your every line, your every word, your everything. La. Sveikas, koks tavo vardas? Labą dieną, esu Dominikas. Iš kur tu? Iš Vilniaus. Ką veiki? Dainuoju dažniausiai. O dažniausiai kiek per dieną dainuoji? Na, per dieną gan daug. 6-7 valandas maždaug, ne? Katažina gali... Kažkas panašiai. Kažkas panašus. O kiek tau metų, nes praeitą, kad mes... Man 17 metų dabar. Nu, klausyk, tai fainai, mes auginam bagažą Lietuvai, bet neišsirenkam tų tokių perspektyvių jaunų vyrų, kurie pasirinkę tokį kelią. Nežinau, ar tu nusprendei būti dainininkas, ar prie vadybininko specialybės dar vis tiek būsi dainininkas? Šiaip sprendžiau būti dainininku. Jau taip griežtai? Jo. Paplokit. Auga nauja karta tenorų ir lyrinių tenorų. Gražu. Tu perskubėjai muziką, tu, kaip čia pasakyti tau aiškiau, tu skubėjai greičiau negu muzika šiuo atveju, dėl to muzikalumo prasme nesijautė tos teisingos vibracijos iš pačios dainos turiuomenį. Dėl to atskirai, kaip skau, dažniai skirtingai, kai juda, jie tave blaško. Šiuo atveju tu turėjai jausti tiesiog tą ritminį pagrindą, čia labai svarbu, be galo svarbu. Man susidarė įspūdis, kad kai tu pradėjai dainuoti ir pats nelabai tikėjai, kad tau pavyks peržengti aklųjų perklausių ribą ir galbūt, kaip sako Donatas, šiek tiek ir skubėjai, kad greičiau pasibaigtų ta daina. Bet jeigu kalbant apie tave ir tavo pasirodymą, tai man atrodo, kad tu tikrai, būdamas savikritiškas, po šio vakaro nesėkmės, neužsiimsi savigraužą. Tai labai blogas bruožas. Užsiimk savikritiką, savianalizę ir suras savo klaideles. Tikrai, kurias geranoriškai pasakė ir Merūnas, ir Donatas, manau, kad ir tu pats jas pamatysi. Žiūrėk į save geranoriškai, bet savikritiškai. O tau toks patarimas. Gerai? Gerai, ačiū labai. Sėkmės tau.